Važiavom į vieną mišką, kuriam pirkom išsikirtimai, buvo sumatuota mediena ir iškirtus, ištraukus medieną ir sumatavus sandėlį, nesueina skaičiai. Buvo sumatuota, ko gero, medienos arba daugiau negu kad buvo iš tikro, arba kažko nedakirto. Tai dabar tikslas yra nueiti ir pasižiūrėti, ar visi kirtimai buvo teisingai vykdyti. Na, va, yra brėžinys biržės, čia šita miškė yra 5 iškirsti sklypai. Kirtėjų patikra. Atėjom iki pirmos biržės, kur kirsta nedidelė 0,3 hektaro. Iškirsta, medžiai biovairoviai palikti, sausuoliai palikti, stuobriai yra, medienos paliktos, kaip matau, nėra. Bet va, ten tokios nuopjovos 2 metro ilgio, ten keli pagaliukai pasilikę yra. Čia ko gero reikės atiduoti kažkokiam tai malkininkam, kur trumpesniais suartimetais surenka medieną. Nes biokuras ištrauktas, iš šito miško išvežė 9 mašinas. Tai pirmoji biržė dabar įsitikinom, kad medžiai visi yra iškirsti ir einam toliau ieškoti neatrastų kubų. Tiesa slypi kažkur anapus, tas tiesa reikia išsiaiškinti, ar kažkas per daug primatavo, ar kažkas per mažai iškirto. Tai aš tam klientui, iš kurio pirkom, aš jam pasakiau, kad sakau, mums trūksta 100 kubų medienos. 100 kubų tai yra tokių 2 plotų, turėtų būti nesumatuota arba nedakirsta. Tai bandau išsiaiškinti, kur jie yra. Jeigu bus visos biržės iškirstos, tai tada kitas variantas tai tik bus, kada išsiveši medieną, sužiūrėti, kiek kokių sortimentų pagal medžių rūšis. Matysim, kaip pavyzdys, pagal tą, kas buvo suskaičiuota, kokios medieno rūšės trūksta daugiau, tada pasižiūrėsim į šalia esančio miško aukštumus ir išaiškės tą visą tiesą. Kas neša atsakomybę viso šito apsiskaičiavimo? Tuo atveju, jeigu yra iškirsta. Biržės režijas, tas, kuris darė dokumentaciją. Kokia jam atsakomybė gresia? Jokios. Nuplakimas rykštėmis? Jokios, šiaip čia toks profesinis labiau dalykas, jis turi tiksliai paskaičiuoti, o gal čia iš manęs kažkas pavogė. Antra biržė iškirsta, viskas gerai, medžiai palikti, medienos miške nėra. Matos dar sutaškuotos smulkios kelios eglės. Kodėl jos paliktos? Geras klausimas. Čia stovi gal kokie 1 kubas medienos. Maksimum. Kaip nustatyti tą, pavyzdžiui, turi, ar jis taisyklinks, yra keli variantai. Matuot kelmus, kiek yra kelmų, ar teisingai sutaškuota mediena. Kaip pavyzdys, būna tokių situacijų, kur žmogus sako, mane, pavyzdžiui, apgavo. Pardaviau 100, jis man sako, kad ten yra 50. Tai čia dabar lygiai toj pačioj situacijos aš. Čia einamasis kirtimas. Dėl ko einamasis? Dėl to, kad ant medžių yra užrašyta 55 metai. Miškininkas pragrėžė, medžius nustatė amžių, yra 55 metai. Dar 5 metus galima einamą kirtimą daryti iki 60 metų. Kol 60 metų pasieks, nes 10 metų likus iki brandos jokių kirtimų medinė nebegali daryti. Tada jau visas medinas tiesiog jau auga. Tai dar kol čia yra šitam eglinė 55 metai, tai jame miškininkas užbrėžė valksmas. Valksmas tai kelias, kur važiuos traktorius, kur iškirs medieną. Ir sutaškavo medžius tarpų valksmiuose, kuriuos kirtėjai mūsų iškirto ir ištraukė. Pažymėtų medžių nekirstų daugiau šitam plote nesimato. Niekur, nei iš tolo, nei vieno taškiuko. Kaip tenais plinoj biržiai matėm, čia viskas iškirsta yra gerai. Tai reiškia, čia viskas gerai padaryta. Dar galėjom intensyvesnį kirtimą padaryti. Daugiau medžių iškirsti. Matau, taip, vizualiai. Einam toliau, Šerlokai. Ką nors radai? Biški. Čia biški nedakirsta. Sužymėti medžiai su taškeliais tokie visiškai paliegę, kur neturėtų net būti skaičiuojami kaip mediena. Tai vienas iš tokių faktorių, kad tos medienos yra biškai per daug primatuota. Kas žymėjo medžius? Privati įmonė. Mes pasiūlėm kainą pagal popierių, nes šiaip dažniausiai tai, kas sumatuoja, tai ir reikia tikėti, ne? Tai to ir tikim. Pavyzdžiui, sutaškuota tokia drebulė, žinai. Taip. Tokia drebulė. Kiek čia yra? 3 centimetrai. Tokia. Jinai plius kreiva ir jinai yra įskaičiuota į medienos tūrį. Tokių medžių net neturėtų skaičiuoti dėl to, kad jie yra visiškai nelikvidus. Nes iš jų čia jokio sortimento, nei malkos nepagaminsi nieko, bet jie yra suskaičiuoti. Jie yra tūri bendram. O tas bendras tūris, jisai, dėl to ir plaukiai.
Esat vaikystėje darę? Spiri, o. Esat tai darę? Čia, žiūrėk, dar jums yra. Bet geriausia, kai šerkšnas užsidėjęs yra. Op. Dėl to reikia vaikščioti su kapišonu miške. O vaikystė kišai sniegą draugams už apykaklės. Jau, kišdau. Dabar jau čia nieks neveikiša, ne? Dabar viena didelė biržė ir viena ten yra toliau, aš jūsų ten neganysiu. Aš tam pats nueisiu, pasižiūrėsiu. Neiškirsta viena biržė. Ten nenorėjau per tą brusgalyną, kai jūs vaikiukai eitumėt. Dar reiks atsiųsti tą kartą tos pačius rangovus, kur kirta prieš tai, kad pabaigti to, ko nepabaigė. Dalis neiškirsta, traukėjas iki tenais net nenuvažiavęs. Bet traukėjas tai ir nekals. Dėl to, kad ten ir nepasakė, kai iškirta. Tai reiškia, tas, kas kirta, nepabaigė kirsti. Tai čia pjūklinį, to, kur samdžiau, biški kalti yra. Klausaus tą istoriją, tai visi po biški kalti. Visi po biški kalti. Tai čia tokių, kad nedakirsti, tai čia yra gerai. Per daug iškirsti yra, labai blogai. Aišku, tiem rangovam kainuos brangiau negu man. Man tai visiškai nieko nekainuos. Dėl to, kad jie turės sutvarkyti to, ko nepabaigė sutvarkyti. Čia šitoj pusėje čia kalčiausias tai yra rangovas. Dėl to, kad medžiai kaip ir sužymėti, bet jie nekirsti. Bet sužymėti blogai, mes juk matėm. Jo, nedažymėti. Dar biškai teks sugrįžti.